Labas rytas, pirmadienio rytas, nauja savaitė, 13 savaitė vlogui. Sveikinuosi su jumis ir kaip visada esu labai dėkinga, kad žiūrit. Ir montuodama video pagalvojau, kad aš niekada neįvedu į savo vlogus, kas aš ir apie ką aš. Tai matau, kad visada yra skirtingai peržiūrų ant vlogų, tai suprantu, kad tikrai užklysta ateina ir visiškai naujų žmonių, kurie manęs galbūt neseka kituose socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Instagrame. Tai aš esu marketingo specialistė, turiu savo mini agentūrą ir šituose vloguose dalinuosi savo darbų kasdienybę. Kas vyksta su klientais, ką mes veikiam, ką gero pasidarom, kur aš susifeilinu, susimaunu, kaip aš tvarkau tas klaidas ir panašiai. Tai visa marketingo specialisto kasdienybė šitose vloguose. Tai jeigu įdomus turinys, nepamirškit paspausti patinka, pakomentuoti ir užsiprenumeruoti, nes man tai yra labai svarbu. Mes jau išėję pasivaikščioti. Vakar vakare galvoju, išsiplausiu galvą, pabandysiu pasidaryti garbanotus plaukus, bet neapskaičiau, kad labai iš karto po dušo, po galvos plovimo eisiu į lovą ir vis tiek nieko nesigaus. Tai šiandien tokį turim nevykusi veltinuką, trumpa įžanga dar į viską. Tai šeštadienį, kaip ir buvau minėjusi, važiavau ir dalyvavau pas savo terapeutę laboratorijai patyrimų. Tai ta laboratorija buvo apie ribų brėžimą ir per visokias praktikas bandėm pajausti savo ribas. Šiaip labai įdomu, kad tu gali kūnu tiesiog stovėdamas jausti, kad viskas stop. Tai tai toks įdomus pojūtis. Buvo labai faina. Tai toks šeštadienio popietė moteriškoj aplinkoj, kur visos labai greitai atrodo tapo savos tom keliom valandom ir toks labai lengva buvo bendrauti, daryti panašiai. Šeštadienį kelias valandas praleidom, o vakar sekmadienį buvo labai gražiai nuo ryto balta visur. Tai man iš karto toks jausmas, kad viskas nori eglę statyti, nori kuo daugiau kalėdinės atmosferos ir kuo ilgiau to tokio vaibo ir kuo labiau išsipuošt namus. Bet čia man su visom šiaip namų dekoracijom, kad aš labai noriu ten visokių vazų, vazelių, ten pasidėti, kad viskas labiau išbaigta atrodytų ir panašiai. Bet tada atsitrenkiu į tai, kad nelabai kur aš jų turiu padėti. Nes yra virtuvėj lentyna, kurią reikia užpildyti. Yra tada valgomasis stalas, ant kurio jau yra ir nebenoriu pildyti. Tada yra svetainės stalas, kur kažko norėtųsi, bet netrandu. Ir vonios kambariai, bet aš ten irgi nenoriu apkrauti, nes man patinka labai tas minimalistiškas švaros jausmas. Tai aš jūs noriu važiuoti visokios interjero detalių parduotuvės, bet ten nuvažiavus aš nebežinau, ką pirkti, ko nepirkti, kas tiktų, kas netiktų, kurioje vietai. Tai toks. Galbūt tiesiog ir netradau tų detalių, kurios man patiktų. Tai su tokiom nuotaikom į pirmadienį pasivaikštom, einam pusryčiaut, einam darytis kavuko ir eisim prie darbų. Šiandien, tiksliau vakar baigiau vieną strategiją daryti. Tai
Tai šiandien turiu ją išsiųsti, dar viską peržiūrėsiu, išsiųsiu ir tada kipsiu prie visų kitų darbų. Tai vat, laukia darbinga diena, kurią eisim kartu. Ryte tamsu, vakare išeinu tamsu, tai teks jau priprasti prie tokio vaizdo. Dienos metu visiškai nebuvo kada pasimti telefoną ar kažką pafilmuoti, nes buvo žiauriai daug reikalų, žiauriai daug klausimų. Tai šiuo metu toks jausmas, kad visi yra kaip pamišę. Visi nori per šį mėnesį, per Black Friday padaryti geriausius metų pardavimus ir visi tiesiog atakuoja. Yra viena dalis klientų, kurie yra visiškai ramus ir kai pasiruošiam, ką pasidarėm, tą su tuo išvažiuosim arba jau išvažiavom ir viskas. Tada yra antra dalis, kurie nori daug ir pradeda mėtytis, kad lemma, gal darom tada taip, o dar papildomą laišką pasileidžiam, o dar tada tą padarom ir tą padarom. Ir toks gaunasi, nors planavom vienaip, bet darom visiškai kitaip ir viskas vis prisideda, kad žodžiu, kad tik tais kuo geriau pavaryti. Tai iš dalies tas yra okei, darom tai, ką galim, bet iš kitos pusės gaunasi toks, kad aš esu visada bėgime, aš turiu būti visada visiems available, priimti tos užsakymus ir viską atlikti laiku. Ir yra trečia dalis klientų, kuriem jau gerai važiuoja, bet vat reikia mane papušinti. Ir aš tada kiekvieną dieną gaunu laiškus. O jau šitas laiškas su pasiūlymu išėjo, o tai padarėme, šitą pasitvirtinom, priminkit man, o ar šitą pasidarėm jau, o ar šitas jau išvažiavo, o kaip dabar pardavimai, o dabar jau geriau, o dabar jau dar daugiau yra, kur iš dalies irgi viskas okei, kad stebim, bet nežinom, ką mes turim padaryti, mes jau įsivardinom, mes tai jau darom. Ir kur reikės ten kažkokio patikslinimo ar dar kažko, tai parašysim. Dabar gaunas tai toks pušinimas. O šitą pasidarėm, o nepamirškit, kad 2 laiškus siunčiam per mėnesį, tiksliau per savaitę. O mes jau 2 laišką pasitvirtinom. Tai toks gaunasi, kad kuo daugiau tokių klientų visuma, taip ir gaunasi, kad viskas yra bėgime. O tuo pačiu šiandien susirašinėjau su viena kolegė. Tai Evelina, jeigu žiūri, šį kartą linkėjimai tau. Kaip tik su ja prieš tai kalbėjom apie vlogus, kad sako, man yra labai sudėtinga žiūrėti, nes neturiu taip ten tos beveik valandos, pusvalandžio, kad sėsti ir taip pat nuosekliai peržiūrėti tą vlogą. Ir aš tada sakau, kad čia ne tame esmė, nes vlogai man tai yra, kai aš darausi darbus, ar ten darau valgyti, ar tvarkausi, pasijungiu šalia ir kol kažką darausi, užmetu akį vis ir klausausi ir užmetu akį. Evelina su praeitu vlogu mano šitą išbandė. Tai jeigu kažkas irgi kažkam trūksta idėjų, kaip žiūrėti vlogus, tai jums idėja. Ir dar apie ką norėjau pakalbėti. Tai čia vis kalbam apie marketingą, biudžetus, kad reikia nudidinti biudžetus, reikia daugiau daryti, reikia ta. Marketingas. Bet pasidalinsiu to vieną istoriją. Labas antradienio rytas. Šiandien džiaugiuosi, kad tik taip saulė išlindo. Taip iš karto fainiau. Tai vakar vis nepabaigiau pasakot. Tai sugrįžtu šiandien, nes vakare tai visus įmanomus kaimynus sutikau. Tai kažkaip nebesinorėjo ir filmuoti. Greitas updeitas dėl veido. Tai matosi jau dabar, kad nėra gerai. Kažkodėl pradėjo berti tokiais mažais pogiukais. Tai labai nefaina. Pirmadienį eisiu 2 lazeriui, tai jau žiauriai laukiu.
Nes ir tyrimus pasidariau ir gavau atsakymus, tai kas juokingiausia, tai šituos tyrimus dariausi vieni tyrimai dėl skydliaukės, kad dėl skydliaukės man yra rožinė įtarinėjo, o kitas dalykas stresas. Tai skydliaukė nepasiteisino, bet jau kiek dabar iš tyrimų pati pasižiūrėjau, bet visi tyrimai, kurie buvo apie stresą, ta prasme, labai, kad žymiai per aukšti rodikliai ir stresas yra labai per didelis. Tai gali būti, kad dėl to ir ta rožinė tokia yra aktyvi. Ir galbūt dabar, kad yra dar didesnis paaktyvėjimas, tai yra galbūt ne dėl kremų, kuriuos naudoju, o dėl viso patiriamo streso, dėl visų Black Friday ir dėl kovojimo už kiekvieną klientą ir taip toliau ir panašiai. O ką aš vakar pradėjau pasakoti ir nebaigiau, tai noriu pasidalinti vienos klientės situaciją. Tuoj pasiėmu stovą, nes norėsiu ilgiau papasakoti. Esmė tame, kad pradėjom, su viena kliente vis aiškinomės, kas vyksta su pardavimais. Tai pradėjom, buvo taip, kad mes rugsėjo mėnesį pradėjom intensyviau dirbti ir pradėjo po truputėlį augti apyvarta. Ir aš jau čia džiaugiuosi, ploju rankom, kaip gerai, po truputėlį augam, jau tas tikslas nebetoli ir panašiai. Bet klientė nebuvo patenkinta ir laiminga. Kodėl? Dėl to, kad sąskaitoje kaip tas pats nulis, taip toliau tas nulis kabo. Ir pradėjom kalbėti, kur yra problema ir kodėl taip gali būti. Tai keletas dalykų. Vienas iš tų dalykų, kad yra per maža marža ir labai daug išlaidų. Tai reiškia, kad ir kokia būtų didelė apyvarta, vis tiek verslas negeneruos pelno dėl to, kad yra per daug išlaidų viskam. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, peržiūrėjom, kokie yra dabar likučiai ir esmė yra tame, kad visur yra po keletas vienetų likusių. Ir problema yra tame, kad mes matom, kad klientai vaikšto, dairosi, žiūri, tai įsideda vieną į krepšelį, tai vėl kažkas ir panašiai ir taip toliau, bet nėra to pirkimo. Ir kur čia yra kabliukas, tai kad neužtikrinamas tas likučių kiekis. Jeigu mes pardavinėjam tam tikrą produktą, tai mes turim užtikrinti, kad būtų tų produktų, kuriuos pardavinėjam. Jeigu tų produktų nėra arba yra tik paskutiniai likučiai ir mes juos pušinam, tai yra žymiai sudėtingiau parduoti. Tai šiuo atveju, kad ir kaip gerai marketingas važiuotų, verslas liktų tam pačiam nulyje. Dėl to, kad iš vienos pusės reikia labai daug išleisti tam, kad parduoti likučius. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad ir kokia didelė apyvarta būtų, vis tiek sąskaitoje bus nulis, nes vis tiek sąskaitoje bus nulis dėl to, kad yra per didelės išlaidos. Įsijungiau kamerą ir negaliu žiūrėti savo veidą. Kiek matosi viskas. Tai kad man reikia išseparuoti savo gerumą. Nes eilinį kartą likau kalta dėl to, kad norėjau pagelbėti. Tai turiu vienus klientus, kurie po ilgų mano prašymų susikūrė elektroninę parduotuvę ir nelabai prie jos ten ką daro, toks pasidarė, todėl kad sakiau ilgą laiką pasidaryti, bet tik tiek ir yra. Ir kadangi norėjau padėti, tai ir turėjau prisijungimą prie tos svetainės, sukūriau nuolaidos kodą. Kažkada vasarą, neprisimenu, kada ir kaip ir kokia ten situacija buvo, bet esmė faktas yra toks, kad vasarą po kažkokio pasitarimo ir nuosprendžio su kliente aš sukūriau nuolaidos kodą. Ir dabar yra lapkritis, Black Friday, visos nuolaidos.
Ir viena klientė pasinaudojo tuo nuolaidos kodu, kuris nebuvo šiaip niekur paskelbtas ir mes nesuprantam, kaip ta klientė atrado to nuolaidos kodą, bet faktas vėlgi yra tas, kad ji pasinaudojo to nuolaidos kodu, kai jis neturėjo galioti. Tai kas dabar liko kaltas, tai aš likau kalta, nes aš paleidau tą nuolaidos kodą ir jis nebuvo sustabdytas. Tai vėl sakau, norėjau padėti, padaryti tam, kad būtų greičiau, kad būtų geriau, kad galėtume atleisti, bet dabar iš to atsirado problema. Tai dėl to galvoju, kad man reikėtų tiesiog išsioperuoti savo gerumą ir norą padėti visiems baisiai. Labas trečiadienio rytas. Aš jau šiek tiek nusidirbau darbų, važiuoju darytis nagų. Tai jau esu mašinoje. Šiandien jau skambinausi į kliniką dėl veido. Sakau, labai man negerai, beria visą ir smakrą ir kaip išberta tokiais mažais burbuliukais visas veidas, tokia kaip alergija atrodo. Ir pradėjo luptis aplink lūpas, barzda, tai perkeliam, žodžiu, ne pirmadienį važiuosiu, o rytoj. Tai labai įdomu, ką pasakys, tikiuosi, kad čia viskas nebus dar labiau komplikuota ir tiesiog man padarys lazerį ir pasakys, kad čia viskas ok, čia taip turi būti ir tuoj pradės gerėti, taip to tikiuosi. Sėdu, važiuoju, grįšiu ir toliau prie darbų. Šiandien dar turiu vieniem klientam komunikaciją paruošti gruodžio mėnesiui ir jungsiuosi į Limos nemokamą renginį. Dabar nebeprisimenu tiksliai apie ką, bet 3 valandą bus, tai jungsiuos ten pasižiūrėti, kas gero, kas naujo. Gerai aš čia padariau. Gerai padariau, pasižiūrėk. Gerai? Negerai? Netinka? Negražiai? Tik tada kitaip darytum. Labas ketvirtadienio rytas. Žiauriai džiaugiuosi, kad yra ketvirtadienis, nes dabar jungdamas į kamerą galvoju, sveikinsiuosi su trečiadieniu ir tada, ketvirtadienis, kaip fainai. Tai sveikinu su ketvirtadieniu, savaitė jau eina į pabaigą, liko dar viena sudėtingiausia Black Friday savaitė, kita savaitė, bet jau tik tais viena. Džiaugiuosi, kad šiandien už manęs yra tas saulės spindulėlis, labai faina. Džiaugiuosi savo nagais, buvau pas naują maniküristę. Dviprasmiški jausmai, bet darbas padarytas gražiai. Šiaip juoda spalva nagų būdavo visiškai mano spalva, bet paskutinius porą metų aš taip norėjau ramybės, vientisumo ir to norėjau ir naguose. Tai visada pas mane būdavo šviesios, neutralios spalvos. Ir dabar kažkaip vėl labai norėjau sugrįžti prie juodos. Kvestionavau šitą dalyką iki paskutinės minutės, bet dabar jau džiaugiuosi. Tai šitas dalykas ir kitas dalykas, tai dėliojuosi darbus, viską po truputėlį darausi dėl to, kad per pietus važiuosiu dėl savo veido. Žiauriai laukiu, ta prasme atrodo, kad labai blogėja situacija. Dabar netgi antiek visas veidas yra jautrus, kad ryte pasivaikščiojus su Teo parėjau, išsipučiau nosį ir man tiek čia visur peršti, atrodo, kad savaitę sloguočiau ir pastoviai pušiausi nosį. Tai ir kremų išsitepus atrodo griaužia, žodžiu, labai viskas jautru, viskas lupasi, labai blogai. Tai vakar pasiskambinau į kliniką, tai sako, nelaukiam pirmadienio, atvažiuokit šiandien jau. Tai labai įdomu, ką pasakys, tikiuosi, nebus čia nieko blogai ir galės daryti ir antrą lazerį. Dėl to, kad nenoriu, kad viskas vėl tęstųsi, kad dabar čia tik tais konsultacija, po to vėl važiuoju konsultacija plus lazeris, dėl to, kad viskas labai brangiai kainuoja. Ir nesinori mėtyti tų pinigų, kad nuvažiuoti 10 minučių pasikonsultuoti, išleisti krūvą pinigų ir po to vėl laukti. Tai norisi, kad jau atvažiuoju, viską pasidarau, išleidžiu tą didžiulę sumą pinigų ir viskas. Tai bus matyti, kas čia bus.
dirbsiu prie strategijos, pradėsiu ruošti dar vieniem naujiem klientam strategiją. Labai fainas brandas, labai faini žmonės, kurie dirba prie to brando. Bus labai faina prisidėti prie jų ir tuo pačiu labai jaudinuosi, nes norisi viską labai fainai padaryti, išgvildenti, nes jie jau labai daug pasidarė ir jie jau labai daug žino ir jau man labai daug informacijos pateikia apie savo tikslinius klientus, kaip čia kur kas ir panašiai. Tai va, tai šiandien ruošiu strategiją ir dar po pietų turėsiu pažintinį skambutį. Tai va, laukia tokia diena ir nežinau, ar sugrįšiu, nes reikia labai daug pasidaryti ir jaučiuosi blogai, nes šią savaitę atrodo taip neprisėdu tiesiog papasakoti kažko, pasidalinti daugiau. Galbūt padarysiu tokį bendrą viso Black Friday įžvalgų, kas čia įvyko per visą šitą laikotarpį, nes daug įvyko, daug skirtingų mąstymų. Aš grįžau po procedūrų, tai man darė antrą lazerį. Tai esmė tokia, kad didžiausia problema yra stresas ir aš dariausi kraujo tyrimus dėl streso, tai jo, viskas yra šitoje dalyje labai blogai. Tai neaišku, kiek galiu veidą susitvarkyti su visom procedūrom ir vaistais, bet kas daugiausiai gali įtakos daryti, tai ramybės būsena. Išmokti nestresuoti. Kas čia man yra žiauriai sudėtinga. Tiek apie tai žodžiu, man dabar išrašyti vaistai, pradėsiu gerti vaistus, nauja rutina sudaryta ir dabar po mėnesio eisiu dar 3 lazerį. Tai matysim, kas darosi toliau. Ne apie tai norėjau papasakoti, bet kad jau prieš tai pasirodžiau, kad buvau po procedūros, tai papasakoju. Bet šiaip dabar dariau pavedimą buhalteriai ir prisiminiau, kai pirmą kartą kalbėjau su savo buhalterė. Tai buvo ne dabar ta vasara, kur buvo, bet prieš tai vasarą. Tai ne šią, o praeitą vasarą. Aš kalbėjau, gavau iš tos buhalterės kontaktą ir atsimenu, buvo vasara, buvo birželio mėnuo ir mes tada buvom išvažiavę į Klaipėdą. Turėjom bendradarbiavimą su Ambertono viešbučiu, filmavom jam reelsą ir tada atsimenu, kad tam viešbučio kambarį, tiksliau man neveikia kortelė įeiti, tai aš koridoriui skambinausi ir kalbėjau žodžiu su buhalterė. Tai tada man viskas buvo labai neaišku, čia su tom įmonėm, kaip čia kas bus, ką čia turėsiu pateikti, kiek man tai kainuos, galvoju, velnias, čia man dabar tiek daug reikės mokėti buhalterį, kad ne kiekvieną mėnesį tvarkyti visus dalykus ir panašiai. Tai tada viskas atrodė toks, wow, kaip čia bus ir kas čia ir kaip čia dabar viską reikės daryti. Bet dabar jau tiek laiko praėjo, mano pirmai įmoniai yra jau bus 2 metai. Tai žiauriai faina, kad toks augimas yra ir vis reikia sustoti, pagalvoti, prisiminti ir sugrįžti. Tai kaip buvo, kaip jaučiausi tada ir panašiai, tai labai faina, kad ir šituose, nežinau, bet manau, kad kada nors gal aš galėsiu pasižiūrėti šitos video, sugrįžti ir pasiklausyti po kokių, nežinau, kad ir poros metų, kaip aš šį lapkritį stresavau ir kaip man viskas jautru ir kaip dėl kiekvieno kliento, kiekvieną dieną žiūriu, kaip sekasi, ką parduoda, ar čia, tarsi. Tai įdomu bus ateityje irgi sugrįžti ir pasižiūrėti. Tai tiek norėjau pasidalinti. Einu toliau dirbti, 4 valandą turiu dar vieną susitikimą, pažintinis skambutis bus ir priminimas. Jeigu jūs domina marketingo paslaugos arba galvojat pasikonsultuoti pas mane, tai aš visada video aprašyme palieku savo paštą, kur man galite rašyti.
Tai jeigu turit kažkokių klausimų, kas yra susijęs su darbais, jeigu tai yra trumpi kažkokie klausimai, tai galite man rašyti į Instagramą, o jeigu tai yra susijęs su bendradarbiavimais, tada man rašykit į L-paštą. Tai va, visada, jeigu ką, yra mano L-paštas apačioj. Aš tuoj jungiuosi į pažintinį skambutį. Vienas priminimas. Jeigu matėt mano praeitą vlogą, tai atsimenat, pasakojau apie šitos Gucci marškinėlius. Tai jie jau in action. Labai gerai atrodo, kai yra tas labai išdirbtas modelis ir labai geras audinys. Tai labai gerai atrodo po tokiais megztukais. Taip atsiverčia. Liuks labai gerai. Kitas dalykas. Labai dažnai ir realiai beveik kiekvienam vloge kažką paminiu iš praeito vlogo. Jeigu tik tai šiandien atėjote į šitą pirmą vlogą, tai nueikit pasižiūrėti ankstesnius. Nes vis pamatysit kažko naujo ir pamatysit, kaip ta seka eina. Tai realiai vlogai yra kaip serialas. Jeigu kažką praleidai pirmoji serijoje, tai antroji serijoje, kai kalbėsiu, jau nebesuprasi, kas vyko. Tai jeigu ką, reikia sugrįžti. Tai va, tokia įžanga. Ir aš laukiu, greitai turėsiu susitikimą su potencialia kliente. Kalbėsim apie galimai administravimo perėmimą ir reklamas. Tai šitas dalykas. Ir šiandien yra ketvirtadienis, rytoj bus penktadienis. Tai rytoj bus Black Friday pas keletą mano klientų. Tai toks išankstinis. Tai šiais metais kai kurie klientai specialiai paprašė daryti ne būtent Black Friday dieną dėl logistikos dalykų. Nes pavyzdžiui, tie, kurie ne patys siunčia savo siuntas, o tas siuntas pakuoja logistikos centrai, tai jie turi labai daug klientų ir jų vienintelis dalykas, ką jie daro, tai yra pakuoja užsakymus. Tai tokiais momentais kaip Black Friday, kaip penktadienį pasileidžia, taip jie tiesiog nespėja visko daryti ir dėl to gali prisivelti klaidų. Tai kad to išvengti, kai kurie klientai pasileidžia Black Friday pasiūlymus savaitę anksčiau, tam, kad suvaldyti tuos visus siuntų srautus. Tai ir tai iš dalies yra dėl ko išsitempia Black Friday iš vienos dienos į visą mėnesį, bet ir iš kitos pusės, sakau, šis lapkritis yra kažkoks sprogdinantis viską. Nežinau, galbūt šiais metais atėjo tokių klientų, kurie yra labai ryžtingi ir nori visko šį mėnesį. Tai tikrai labai daug planų koreguojasi, keičiasi, pildosi, papildomų sakų dalykų ir panašiai. Tai va toks įdomus reiškinys ir iš kitos pusės tai labai faina, kai verslai pasiekia savo tikslų per tą Black Friday, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, su viena klientė, toks atrodo, mes čia gal nuo vasaros pagavom žiauriai gerą tempą ir labai gerai sekasi su pardavimais ir jie vis kyla kiekvieną mėnesį ir toks norisi, kad, žinoma, taip dažniausiai būna, kad vėl pakrenta, vėl pakyla, tai čia normalu, visada yra bangavimas, bet taip nesinori pabėgti iš tos vagos, kurią dabar pagavom ir dabar matosi, kad pradėjo brangti pardavimai ir taip velnias, taip atrodo, tik įsivažiavom ir dabar pradėjo brangti reklamos, kur dar norėsi taip išsilaikyti, dar pasitestuoti dalykų, kad viskas būtų labai aišku, kaip toliau važiuoti. Tai va, taip. Tai Black Friday yra visiems labai skirtingas. Ir beje, dabar kaip tik atsiuntė vieną įrašą klientę, tai kad paskutiniai metai yra visiškos žiurkių lenktynės, ypač kosmetikos rinkoje. Į ką, pavyzdžiui, reikėtų atsižvelgti, tai distributoriam, kurie atveža į Lietuvą tam tikrus produktus, kad jų neišskirstyti visiems. Čia kas gali labiausiai suvaldyti visą situaciją, tai būtent distributoriai, kurie leidžia ir neleidžia vieniems ar kitiems prekiauti. Nes tai, kas darosi tarp kosmetologų ir visokių grožio e-shopų,
Tai tiesiog man tai yra nesuvokiama ir man tai yra baisu, ant kiek perspausta, jeigu nenuperki ten dėl kelių centų eina pas kitą brandą pirkti. Nu, man labai keista, nes pavyzdžiui, aš žinau, kad aš noriu palaikyti vieną žmogų ir aš iš jo visada perku, ką jis man pasiūlys, ką parekomenduos ir jeigu turi tą produktą, tai ir perku pas jį, tai nežinau, man kažkaip keista, kai žmonės, nu, tik tais, oi ten biški mažiau viskas bėgu tenai pirkti. Taip iš kitos pusės suprantu, kad jeigu yra visiškai tas pats produktas ir iš tikrųjų man buvo tokia situacija su kvepalais, kai vieni mano klientai turėjo tos kvepalus ir aš būtent išsirinkau tos kvepalus ir sako, nu dėja, nu negalime padaryti tokios geros nuolaidos, kokią siūlo patys distributoriai ir sako, mes siūlom pirkti iš jų, nors kad ir kaip mes sako, norėtume, kad iš mūsų pirktum. Tai taip, kai ten yra labai ženklus skirtumas, nu tai taip, viskas okei. Žinoma, visi norim pasinaudoti nuolaidom ir įsigyti pigiau, kaip mes galim tą padaryti. Tas lojalumas, nu mes visi jo siekiam ir norim, kad pas mus ateitų, sugrįžtų, rinktųsi mus, tai mes patys turėtumėm būti lojalus savo pasirinkimam. Tai labas penktadienio rytas. Nežinau, kas šiandien su mano plaukais darosi, bet visiškai nestoju taip, kaip norėčiau. Tai penktadienis, aš jau prie darbų. Šiandien mano vienintelis ir didžiausias darbas yra strategija. Tai patogiai apsirengus, kava, vanduo, kompas. Po truputėlį dabar vis pradedu, įsivažiuoju. Tas įsivažiuoti ir pradėti strategiją daryti yra pats sunkiausias dalykas, dėl to, kad atrodo vienu metu žiauriai daug minčių. Ir toks būna, kaip dabar man viską reikės sudėlioti, kad būtų aišku, nors aš turiu savo pažingsniui, kaip aš išdėlioju tą strategiją ir viskas man kaip ir yra aišku, bet minčių labai daug ir toks atrodo, kaip dabar viską reikės sudėlioti, bet kaip po truputėlį pradedi, viskas okei. Tai va, tai pagrindinis šiandien mano tikslas yra pasidaryti dalį strategijos. Dažniausiai per pirmą prisėdimą prie strategijos aš padarau trečdalį, taip kažkur 3-4 kartus man reikia prisėsti prie vienos strategijos po keletą valandų. Tai šiandien planuoju padaryti analizės dalį, tai reiškia peržiūrėti konkurentus, etalonus, surašyti, ką aš matau pas juos, ką reikėtų daryti brandui atsižvelgiant į konkurentus, tada sugrįžti prie pačio brando, kaip jisai turėtų elgtis, ką jisai turėtų daryti, kaip jisai turėtų atrodyti ir po to jau kitą kartą, kai sėsiu, eisiu per strateginius kampus pačiam brandui, pagal problemas klientų, pagal bendrai produktą, funkciją, emocinius dalykus ir, žodžiu, čia pradėsiu gryninti visą pozicionavimo dalį ir tada paskutinį kartą, kai sėsiu, arba trečiąjį kartą, kai sėsiu, tada jau pradėsiu išrašyti, kaip strategiškai dabar ką toliau daryti, tai kokį turinį kurti, kokiom temom, kokiuose kanaluose, koks dažnis, kokios reklamos, kaip jos išskirstytos, kokie tikslai ir taip toliau ir panašiai. Tai toks planas, pradedu po truputėlį kuopti, daryti ir bus matyti. Nežinau, kiek šiandien sugrįšiu, nes yra planų. Nieko per daug nepasakoju, nežinau, ar sugrįšiu, bet jeigu nebesugrįžčiau, tai esu žiauriai dėkinga, kaip ir visada, kad žiūrit, kad tų žiūrėtojų ir sugrįžtančių žiūrėtojų vis daugėja. Tai man yra žiauriai faina. Kaip visada, jeigu turit kažkokių klausimų, viską palikit komentaruose. Jeigu norėtumėt pradėti bendradarbiauti arba norit kažko asmeniškai paklausti, tai galite tai padaryti. Arba e-mailas mano yra paliktas, arba Instagramas irgi lygiai taip pat yra paliktas apačioje, aprašyme.
Tai ačiū, kad vis sugrįžtat ir žiūrit, o aš einu toliau darbuotis.